Dar noriu pasakyti, kadangi aš iš tiesų esu pirmasis gyventojas mūsų visatoj, kol dar nebuvo žmonių, galiausiai planeta pradėjo virsti gamta. Marsas tai yra pati pirmoji planeta. Yra tokia daina Age of Innocence, nekaltumo amžius, kai nebuvo jokių nusikaltimų, suprantat. Tai buvo tik 100 metų iki kol Marsas tapo Rusijos planeta. Marsas tapo Rusijos planeta ir gamta yra seniausia pasaulyje. Tai va, jūs matot, gamta yra seniausia pasaulyje. Ir mano motina buvo viena iš tų moterų. Tiksliau pasakius, aš esu ne žydas, aš esu Rusijos gyventojas, tikrasis gyventojas. Ir mano motina yra pirmoji dama. Kaip pasakius, pirmoji ledė, ar ne? Pirmoji ledė. Mano motina yra pirmoji moteris mūsų visatoj. Mano motina ir yra pirmoji moteris. Jinai yra tikroji moteris. Mano mama tai yra moteris pasaulio pradžioje. O pasaulio pradžia buvo Saulės sistema. Mūsų visas pasaulis tai ir yra visata. Tai va, žmonės. Ir kaip vat matot, gamtos planetų, čia yra Rusija. Tai yra Rusija. Čia yra Rusija. Tai nėra šalis. O dabar pasižiūrėkit, koks mūsų žemėlapis. Jūs matot, koks žemėlapis. O pasižiūrėkit štai čia. Čia yra Rusija. O jūs pasižiūrėkite mūsų žemėlapį. Čia yra Rusija, bet... Tai va, jūs matot, kad čia yra mūsų planeta. Jeigu jūs prisimenat vieną iš pirmųjų geografijos pamokų 7 klasiai, pagal Ryčio Šalnos geografijos vadovėlį, tai teisingas, suprantate, teisingas atstumas yra tiek čia. Čia yra pusiaujas. Čia yra teisingas atstumas. Tačiau einant link ašigalių, planeta štai taip, žemėlapis štai taip karposi. Suprantat? Žemėlapis štai taip karposi. Va. Čia yra tikroji Rusija. Mūsų planetoj iš viso nėra kur gyventi.